Sveiki visi, šiandien Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse Service 007 noriu pristatyti ir pademonstruoti taip pat labai populiarų modelį, tai yra Kia Sportage'as. Pilnos gatvės iš tikrųjų šių automobilių, tikrai labai daug, patikimi pakankamai automobiliai, puikus, dinamiški, tikrai žmonės juos myli, nemažai perka ir garantijos pas juos ten ilgos ir panašiai. Tai šiuo atveju šitas automobilis yra 2018 metų, turintis 1,6 turbo GDI varikliuką, tiesioginio įpurškimo variklis, aukšto slėgio siurblys, plus turbina. Ir čia turim sumontuotą Landerenzo Omegas Direct sistemą. Apie jos komponentus truputėlį ir papasakosiu. Tai Landerenzo Li10 turbo oversize dujų reduktorių štai šitoje vietoje. Dujinės fazės filtrus sumontuojame čia netgi du, vieną su surinkimu, kitą paprastą, sakykime, tokį standartinį. Tuomet slėgio davikliukas ir toliau yra purkštukai, Landerenzo Gears purkštukai sumontuoti, jie yra pakankamai jautrus mūsų kuro kokybei. Dėl to montuojam du filtrus iš esmės, stengiamės juos truputėlį daugiau apsaugot, kadangi šiam varikliui su turbina ir tiesioginiu įpurškimo varikliui reikalingas itin preciziškas kuro dozavimas. Purkštukai turi būti tinkamo našumo, turi būti itin greiti, turi sugebėti ir labai greit atsidaryti ir labai greit užsidaryti, taip kad bet koks purvas jiems tikrai yra pakankamai kenksmingas, tam, kad stengiamės jį apsaugot, būtent dėl to ir darom tokį sprendimą. Na, visi Landerenzo dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visada, yra atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus, be abejonės pagal konkrečiai šiam automobiliui sukurtą gamintojo visą schemą ir montavimo instrukcijas. Tai jeigu taip atidžiau panalizuoti, pamatysim, kad ir dujinės žarnos yra sudėtos su specialiom apsauginiam gofrom, dujinės žarnos sumontuotos yra su teflono sluoksniu, tam, kad nebūtų jokių kvapų, yra sudėtos spyruoklinės sąvaržos, dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Pats valdymo blokas dujų yra sumontuotas greta benzininio valdymo bloko, be abejonės tam, kad visus mums reikalingus signalus galėtume tiesiai iš jo ir pasimti. Automatiškai variklio skyriui neturim čia krūvos laidų pirmin atgal keliaujančių, viskas estetiškai tvarkingai gražiai atrodo. Tai va, tai dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas prie pliusinės klėmos, pademonstruosim instruktažo metu klientui, kad jisai žinotų ir kad jeigu tech apžiūroje reikėtų tą parodyti ir paaiškinti, kad be abejonės būtų aišku, kas ir kaip. Viskas švaru, gražu, nuvalyta, kaip visada pas mus pagal mūsų montavimo standartus. Tai tiek apie variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Šį kartą turim gražų kvadratinį tokį mygtuką, kuris yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Tam, kad čia puikiai matytųsi, neblaškytų labai gera vieta. Pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, atrodo štai taip. Vienintelis dalykas, kada adapterį išsisukinėsim, tai tada, kada norėsim užsipilti benzino. Tai taip labai patogu, atsidarėm ir iš karto reiškia spilamės dujas. Tikrai nereikia nieko nei prisukinėti. Dujų balionas čia, nepaisant, sakykime, to automobilio kompaktiškumo, yra sumontuotas netgi 80 litrų, Bormech kokybiškas atsarginio rato vietoje. Viskas gražiai ir lygiai užsidaro. Tai va, tai tiek apie Kia Sportage. Tikrai, kaip minėjau, jų yra labai daug, tai jeigu ieškot kokybiškų sprendimų, kurie nekelia problemų, veikia ir važiuoja, galit kreiptis, mes Service 007 mielai padėsim. Ačiū.